Sumontuotas šilumos siurblys Midea Raynor šildo net esant -40 laipsnių temperatūrai lauke. Štai taip atrodo vidinis blokas, atidarusios mentelės, kurios švelniai pučia vėjelį ir šildo jūsų namus. Štai dabar padaryta 16 laipsnių, testuojame ant šaldymo, nes vasarėlę reikia šiek tiek šalčio. Taip pat šalis ir šitą patalpą. Einame į lauką, parodysiu išorinį bloką, kokį grožį mes padarėme. Štai šiame sodo namelyje. Namelyje gyvena visus metus. Štai čia išorinio bloko dėžė ir einam parodysiu, kokį mes padarėme grožį. Štai čia išorinis blokas pastatytas ant šaligatvinių bortelių, nuleista žemyn su rudu laveliu, tai pristaikėme prie fasado. Ir štai išorinis blokas tai taip atrodo. Ant kėdutės pakeltas, kad žiemą nebūtų problemų su kondensatu. Ir štai iš kitos pusės viskas gofrytėse, tvarkingai, gražiai. Dirbam visoje Lietuvoje, montuojam šilumos siurblius oro kondicionierius. Iki pasimatymo.